vaibas, man labai patinka žmonės, man labai patinka music, dabar visa ta energija, kuri čia vyksta. Manau, kad čia informacija yra pateikiama paprastai ir kiekvienam žmogui suprantama kalba, todėl kad dirbtinis intelektas mums atrodo kaip kažkas wow, nesuprantamo, didelio ir mes nuo to bėgame. O čia mes gauname įrankius, kaip čia ir dabar, paprastuoju būdu pritaikyti tai savo kasdienybėje. Šiaip labai šiltas renginys, tikrai labai daug šiltų žmonių ir labai įdomus pranešimai. Bet reikia nepamiršti, kad mes esame žmonės ir turbūt emocinis intelektas yra svarbiau. Ir po konferencijos tas žmonių, susipažinimas, mezgimas kontaktų, tai yra turbūt tas varomasis variklis. Nes be žmogaus tas dirbtinis intelektas irgi vienas nieko nepadarys. Mes esam ta gyvybinė energija, kuri padaro, kad pasaulis suktųsi. Tai to ir palinkėsiu. Čia atrodo, kad galima prieiti prie bet ko, paklausti ir tau tikrai su mielu noru tiek atsakyti, tiek pabendrauti. Ir prie manęs irgi prieina ir aš labai kaifuoju nuo to bendravimo. Kas yra labai gerai, kad beprotiškai daug pažįstamų, tuos, kuriuos mes matom socialinių tinklų erdvėje, bet nesam sutikę gyvai realybėj, tai žiauriai daug ką sutikom, pasipokinom, pasiklimavom, pakalbėjom ir varysim kavos. Kai seniau, pavyzdžiui, keisdavosi technologijos kas 50 metų, 100 metų, ar ne, kur laukdavai, viskas taip pat. Dabar atsikeli vieną dieną, žiūri appsas, kur gali pakeisti, kad tu mokai 100 kalbų, visiškai sik. Aš matau visus žmonės, kurie jie nori veikti, nori dirbti. Ir man žiauriai patinka, čia yra visiškai mano sritis. Žmonės mėgsta stebėti žmonės, kaip jiem pasiseka, nepasiseka, nes jų klaidos, tie tokie gyvenimiški momentai, jie tą mato pas save gyvenime. Žmonės tada releitina. Tai aš manau, žmogiškasis faktorius kaip tik su metais vis, nesakau, kad jo daugės, gal jo kaip tik mažės ir todėl jis labiau vertingas bus. Tai yra iliuzija, kad viskas padaromas greitai ir paprastai. O kita pusė yra, kad žmonės neįvertina, ant kiek lengva dirbti dirbtinio intelekto pagalba ir sukurti galima labai paprastai nuostabius dalykus, kuriems anksčiau reikėjo visos komandos arba pusę Hollywoodo, kurį mes turim dabar savo kišenėse kiekvienas. Kitais metais varom? Jo, varom, vienareikšmiai. Jau yra bilietai parduodami. Filmuokit, montuokit, fotografuokit, įrašinėkit garsą, kurkit.